Sveiki! Štai pagaliau yra atėjo 10-oji mūsų paskaitos dalis. Tai yra pati paskutinė iš mūsų kursų ciklo. Tikiuosi, kad ši kelionė po ekonomikos pasaulį buvo įdomi ir tikiuosi, kad sužinojate iš tikrųjų nemažai naudingų dalykų. Paskutinė užduotis ir paskutinis tekstas yra šiek tiek sudėtingesnė negu buvo prieš tai, tačiau tegul tai jūsų neišgąsdina. Visi ten aprašyti dalykai, nors ir skamba sudėtingai žodžiais, tai yra tie patys dalykai, kuriuos mes mokėmės anksčiau. Vienintelis dalykas ar vienintelis skirtumas nuo ankstesnių tekstų, tai dabar bandoma viską apibendrinti ir viską pateikti vienu metu. Atitinkamai yra truputį sudėtingesnė užduotis. Tačiau nemanau, kad jie turėtų būti iššūkis jums, ypatingai praleidusi, kaip ir sakiau, su mumis šitose kursuose 10 paskaitų. Štai ką aš noriu, kad padarytumėt paskutinį užduotį. Suraskite ir detaliai aprašykite tikrą ekonominę situaciją, kurioje žmogaus laisvė rinktis yra stipriai apribota arba tos laisvės fiziškai nėra. Kitaip tariant, suraskite vieną iš tų apribojimų ar laisvos rinkos apribojimų, apie kuriuos yra kalbama tekste. Tuomet paaiškinkite, kodėl šis apribojimas yra nepagrįstas, žalingas ir parodykite, kaip tokį apribojimą galima pakeisti laisvą rinką. Kitaip tariant, užduotis, vėlgi, nors tas skamba sudėtingai, yra ganėtinai paprasta. Jums reikia surasti situaciją, kurioje žmogaus laisvė rinktis yra apribota arba jam neleidžiama rinktis. Ir tuomet jums reikia paaiškinti, kodėl šitas apribojimas yra nepagrįstas ir kaip tai būtų galima pakeisti laisvą rinką. Jeigu užduotis pasirodys sudėtinga, mes vėl turėsime keletą susitikimų internete, kur galėsime tą užduotį pasiaiškinti. O tuo tarpu linkiu visiems gero skaitymo paskutinės temos ir linksmų susitikimų internete ir beje internetu.